kokius galėtumėte išskirti pagrindinius pliusus, galbūt didelį atlyginimą arba kažkokius tai minusus, tarkim, pikti klientai, pacientai, pensininkai? Aš sakyčiau, kad didžiuoju pliusu aš laikau nedidelį atlyginimą, kaip jūs čia paminėjot, kurį žada tik sumažinti artimiausiu metu, bet galimybė pačiai planuoti darbą ir būti atsakingai už rezultatus. Nes aš manau tiesiog, kad tai yra labai gera proga, puikiai proga kiekvienam atsiskleisti savo gebėjimus. Galimybės yra įvairios, bet gebėjimas pasinaudoti tomis galimybėmis yra individualus. Ir būtent per tą darbą, vadovaujantį darbą, tai gali tiesiog parodyti, kiek tu sugebi pasiekti esant tam tikrą situaciją susiklošiusiai aplinkai. O koks yra jūsų arba, apskritai direktorės darbas čia, ar poliklinikos atstovavimas kažkur tai, ar ten dokumentų pasirašinėjimas, kokia jūsų paprasta darbo diena būna daugiausiai? Labai daug tenka atstovauti ir savivaldybėje, sveikatos apsaugos ministerija, teritorinėje ligonių kasoje, kitose institucijose atstovauju įstaigai, tai užima tikrai labai nemažą dalį mano laiko. Taip pat visa reguliacinė ir veiklos reguliavimas vyksta per direktorių, per įsakymų pasirašinėjimą. Tai tuos dokumentus, aišku, aš pasirašinėjau daug, bet labai nemažą dalį mano laiko užima tiesiog einamųjų buitinių problemų sprendimas, kasdieninių problemų sprendimas. Dabar, nepaslaptis, kad medicinos sritis Lietuvoje šiais laikais yra pakankamai korumpuota ir viena iš daugiausiai imančių kyšių. Kaip jūs manote, kas yra kalčiausias? Ar medikai, kurie ima tuos kyšius, ar tie paprasti žmonės, kurie duoda kyšius? Čia iš tikrųjų labai sudėtingas klausimas ir aš nesutinku su jūsų teiginiu, kad šiuo metu ši sistema tapo tokia. Reikia atsiminti, kad mes paveldėjom tokią sistemą iš tarybinių laikų, kuri buvo grindžiama oficialiai deklaruojamomis vienodomis galimybėmis, kurios realizavosi būtent per kyšių sistemą. Tai aš sakyčiau, kad ši sistema yra labai pasikeitusi ir vis dėlto aš tikiu, kad jau užaugo ta karta, kurios mentalitetas neleidžia duoti kyšių. Manau, kad tai yra daugiau tokia kultūrinės toksai priėmimas tos situacijos, galbūt ir problemos interpretavimą. Aš tikrai nelinkusi sutikti, kad pati sistema yra korumpuota. Aš manyčiau, kad yra tokia opinija suformuota visuomenė ir visų medikų, visų darbuotojų yra pagrindinis uždavinys yra išsklaidyti tą tokią opiniją. Ar pati esate ėmus kyšį? Deja, nebuvo suteikta proga, gal reikia pasakyti, todėl negaliu atsakyti jūsų klausimą. Negaliu pasigirti, kad neėmiau, tiesiog nieks nedavė. Supratau, gerai, tai dėkui Jums labai už pokalbį.